Labas rytas visiems, dideliems, mažiems ir visai mažiausiems. Labas rytas svečiams. Smagu, kad šiandien dar nesišypso saulė, bet jinai šypsosis. Smagu, kad jūs sugrįžote ir lyg pasibarstę, bet gana gausių būrių sugrįžot į gimnaziją. Vaiši gimnazijos vėliava, kurioje sudėta knygos išmintis, žilo Nemuno vingis, raibuliuojančios vandens bangos ir amžinai žalias kadagys, visada įpareigos būti ir jaustis šios gimnazijos dalele. Kviečiu atlikti Piliuonos gimnazijos himną. Gerbiama direktorė, svečiai, visi mokytojai ir mokiniai gimnazijos kolektyve, sveikinu Jūs pradedant mokslo metus. Tikiuosi, kad Jums šitas rytas, šita diena yra mielesnė, smagesnė, nei kad man visada būdavo. Man tai visada būdavo liūdna diena, tokia gedulo diena, kad baigėsi vasara ir pradėti reikės mokintis. Dabar mes visi kartu kreipsimės į Dievą, kuris šventina ir palaimina, dalinasi savo savim. Tai, ką turi pats, tai duoda ir mums. Mes kartu paprašysim, kad Jis palaimintų šitą gimnazijos vėliavą. Tai dabar visus kviečiu atsistoti. Ir trumpa malda, kreipkimės į Dievą su šituo prašymu. Dieve, Tavo vardu viskas yra palaiminama, viskas yra pašventinama. Mes šiandien pradėdami mokslo metus
turime tikrai daug rūpesčių. Mūsų širdis nėra rami, dėl to į tave kreipiamės su įvairiais prašymais, kad globotum per šitos mokslo metus, kad mums padėtum, kad mums sektųsi būti gerais mokiniais ir gerais mokytojais. Dieve, te visuomet primins, kad mes esame ta viena šeimyna, viena bendruomenė. Ačiū visiems, dabar galima sėsti. Rašiau rugsėjį laišką, ant balso klevo lapo, kaip gaila nuo lietučio, o naktis išlapo. Vėl naują parašysiu, belaukdama varpelį, visiems linkėsiu gero kelio. Gerbiama Pilionas mokyklos bendruomenė, gerbiami mokytojai, tėveliai, vaikai. Mokykla nėra vien tik tai pasirinkimas gyvenimui. Mokykla tai yra pats gyvenimas. Ir aš manyčiau, kad jūsų gyvenimas yra šiuo metu pats gražiausias. Linkiu, kad jūs džiaugtumėt šito gyvenimu, kad paimtumėt viską iš šio gyvenimo pradžios. Su švente. Gerbiamam Seimo nariui, labadiena tarybos nariui, klebonės, svečiai, visa gimnazijos bendruomenė, tėveliai, mokiniai. Tiesiog šiandien rugsėjo 1, ta šventė, kuri gal kiekvieno paliečia gyvenimą. Kiekvienas ar leidžiame vaikus į mokyklą, ar kam prasideda darbas, ar anūkai, ar giminaičiai, tiesiog kiekvienas esame sujaudinti tą dieną. Prisimenam savo pirmąją mokytoją, kaip pats ėjai į mokyklą. Tad tikrai tokia diena, kur kiekvienas gal susimąstome. Labą dieną, mažieji mūsų bendruomenės nariai, jų tėveliai, gerbiami, kūrybingi pedagogai, gerbiama direktorė, gerbiami svečiai. Visos rajono tarybos vardu norėčiau pasveikinti jūs su šitą labai gražią šventę ir su puikiu šuoliu, su puikiu rugsėjo 1 šuoliu į mokslo žinių jūrą. Atsiprašau, kas jūs tokia? Iš kur čia atsirado? Mūsų vasaros vėjas atpūtė, mes visą vasarą ilsimės, žaidžiame ir linksminamės. Atsiprašau, tikrai, labą dieną, bet tikrai ne čia pataikėte. Pas mus tai mokslo metų pradžios šventė. Mes tik norime paklausti, kaip vaikai atostogas praleido. Vaikai, pakelkite rankas į viršų, kas šią vasarą buvote prie jūros. Šiandien pareigūnai jums dovanoja mažą, tačiau labai svarbią dovanėlę, atšvaitą, pačią geriausią bendravimo su vairuotojų priemonę. Kai įsigysite šios atšvaitus, vairuotojai net ir tamsoje pastebės jus. Tad nepamirškite jų prisegti, kad visada būtumėte matomi. Atėjo šventė į namus, paskui viskas knygą. Rugsėjai su tavim tarpus, užsiėmė dalybas. Dalino rudenio lapus baltųjų knygų. Pavertas rašalo lapin, lydės tave mokyklą. Padovanosiu tau geltoną klevo lapą, visi užskinėme spalvotasias gėles. Tegul jos apie šį metą šneka, atmena saulės kūrybinas dienas. Atnešiu nuostabią dėkingumo puokštę už meilę, kai taisote klaidas, už jausmus, kai skaitote mokinukų laiškus, žinutes. Jos jums atmins mandagų mokinuką, spindinčiais iš ilgesio veidais. Kiek daug į saulės pusę pakilėjai, atsiminimuose veidai.
kirpti juostelę tarybos narį Audrių Banionį ir paskiau žodį dar noriu seniūnė ir Baltik atstovui suteikti. Plojam! Aplojam!